Pamokos tema yra tokia – gaminio ir jo gamybos proceso įsivertinimas. Rugsėjo mėnesį, kai turėjome pamoką veiklos uždavinio formulavimas, kiekvienas išsikėlėte savo teorinį ir praktinį uždavinį. Ta pamoka aš jums pasakiau istoriją apie medžiotoją. Ir tos istorijos esmė yra ta, kad jeigu žmogus nori patirti sėkmę, jisai turi turėti labai aiškų ir konkretų tikslą. Ta tikslą jūs turėjote ir šiandien galėsime pasižiūrėti, koks yra jūsų darbo rezultatas. Jūs ant savo stalų turite lapą, šios pamokos darbo lapą, ne tą didesnį. Jums reikia užrašyti kokios klasės, kokio mokinio, tai yra vieta, užrašykite. Klasę užsirašykite, savo vardą pavardę ir lapo viršuje yra žodelis gaminio. Toliau yra taškelį, įrašykite prašau gaminio pavadinimą, ką jūs pagamino. Siūlau šiandien jums pamastyti, kaip jums sekėsi dirbti ir įsivertinti savo darbą dviem aspektais. Tai yra patį gamybos procesą ir toliau įsivertinsite gaminį. Jūsų lentelėje pateiktoje yra kriterijai. Tai šios pamokos uždavinys yra remiantis pateiktais kriterijais, kuriuos turite lentelėje, jums reikės įsivertinti savo gaminį ir jo gamybos procesą. Vertinsite kiekvieną kriterijų, apibraukdami vertinimo eilutėje žodelį taip, iš dalies arba ne. Radot šitos kriterijus? Dabar skaitydami kiekvienas kriterijus, savo lape esančius kriterijus, pasirinkite labiausiai tinkamą žodelį, apibrėžkite jį ir svarbiausia, lentelės trečioje skiltyje yra palikta tuščia vieta komentarai. Norėčiau, kad jūs parašytumėte argumentą ar komentarą, kodėl jūs taip įvertinote save pagal tam tikrą kriterijų. Pasižiūrėkime, ar jums aiškus tie kriterijai. Įsivertinkite. Nepamirškit parašyti. Net jeigu jūs parašėte taip, tai vis vien kažkokio komentaro įrodymą, kad kuo remiantis jūs kaip įsivertinote, reikia nepalikti šios vietos trečios skyrių. Tai yra esmė jūsų įsivertinimo. Tai gamybos proceso įsivertinimą baigiant, dabar jums reikėtų apžvelgus vertinimus ir komentarus parašyti išvadas. Ir jūsų lentelėje yra klausimai. Kas buvo sunkiausia, ką išmokai naujo, kokius gebėjimus pagilino. Tai laisva forma savo mintis, arba žiūrėdami pirmą lentelės raštus, kitą dalį parašykite. Apibendrinkite tai, ką jūs turite parašę komentarų srityje. Tie, kurie padarėte šitą dalį, jūs baigėte įsivertinti gaminio gamybos procesą. Toliau lentelėje pasižiūrėkite, yra kriterijai tam, kad įsivertinti patį gaminį. Dabar jums reikėtų žiūrėti į savo gaminį, skaitant kriterijus, dėl kaip padaryti vertinimą. Gaminio įsivertinimas. Mūsų grupės buvo tikslas pagaminti gaminius tokius, kurių reikia prailgintos dienos darbo grupiai. Tai pirmasis kriterijus ir yra toks. Prašau įsivertinti, ar atitinka jūsų pagamintas gaminys pradinukų poreikius. Paskutinis kriterijus yra labai svarbus. Jūs visi turėjote vienodą laiką gaminiai pagaminti. Bet aišku, kad jūs turite nevienodus gebėjimus. Nevienodai stipriai šita veikla jums patinka ir sekasi. Gaminį jūs pasirinkote visiškai laisvai, tokį, kokį norėjote. Ir tas gaminys galėjo būti ir gana sudėtingas, didelis, arba galėjo būti mažesnės apimties. Tai kriterijus yra toks. Gaminio sudėtingumas ir apimtis atitinka mano gebėjimus
ir laiką skirtą gamybai. Šitas kriterijus prašo jūs būti sąžiningai savo patiems ir atsakyti, ar jūs nepatinginiavote tą laiką, kuris buvo skirtas gaminiai, ar tikrai tą visą laiką, kuris buvo gaminimui skirtas, ir išnaudojate pagaminti tokį gaminį, kokį jūs galite padaryti geriausią. Beliko apibendrinti gaminio įsivertinimą ir jūsų lape po brūkšnio yra vieta apibendrinimų parašyta. 2 dalykus, kurie yra patys geriausi jūsų darbe, tai yra 2 pliusus parašyti ir 1 trūkumą. Ir kur galėjote dar labiau pasistengti, ką galėjote padaryti geriau. Paprašysiu įvertinti draugo darbą. Dabar jūs, kai sėdit porom, susikeičiat. Duoda draugui ir savo gaminį, ir savo lapą. Jums taip pat reikia apžiūrėjus, iš visų pusių apsukiojus draugo gaminį, parašyti 2 gaminio privalumus ir 1 trūkumą. Norėčiau, kad nežiūrėtumėte į tai, ką pats šeimininkas parašė apie savo darbą. Kriterijus lape galit pasižiūrėti. Taip? Jeigu jau įvertinate, gražinkite draugui darbą ir jo lapą. Dabar būtų labai gerai, jeigu paskaitytume, ką draugas parašė. Susipažinkite su vertinimu iš šalies. Ar visi suskaito tai, ką parašė draugas? Ne. Jeigu nesuskaito, tada paklausit žodžiu. Nes jums šitą vertinimą reikės. Viskas? Ant jūsų stalų yra kortelė, tokia balta sulankstyta. Ir yra juodas markeris. Užrašykite prašau ant kortelės kiekvieną savo vardą. Ir jūs dabar turite rankoje lapą, kortelę ir kėdę atsinešate pas save žiūrėti suolą. Toliau mums reikia dabar pasikalbėti. Ką jūs ten įvertino ir kokias grįžtų savotikos yra vaikus praktinį darbą. Dirbsime tokiu būdu. Aš pasakysiu teiginį. Jeigu jūs sutinkate su to teiginiu, tai nešate kortelę ir statote ją ant grindų, arčiau manęs. Jeigu jūsų teigimu visiškai nesutinka, ne. Tada kortelę statote prie savo kojų, bet ir matytųsi vardas. Jeigu jūs sutinkat šiek tiek, tai jūs netame atstume ir kortelę pastatot. Kuo labiau sutinkat su to teiginiu, tuo arčiau kortelę manęs ir neštų. Kuo labiau nesutinkat, tuo nepaliekate arčiau savęs. Ar aiškios taisyklės? Tai tos įsivertinimo lapus jūs turite tam, kad galėtumėte pamiršti lapą. Tai galėsite užmesti akį ir nuspręsti, kurioje vietoje kortelę teikti. Tai tas mūsų įsivertinimo lapas, tai tokia pagrindinė priemonė. Pirmas teiginys, darbelio gamybos procesas buvo sunkus. Darbelio gamybos procesas buvo sunkus. Jeigu jūs su tuo sutinkate, šitą kortelę atšaukite. Tai pirmiausiai norėčiau tada ir pakalbinti, kodėl tavo kortelė taip arti manęs atsidūrė. Nes buvo sunku. O kas buvo sunku? Reikia daryti vieną raštą. O kodėl? Nes sulūžusi buvo. Sulūžusi buvo, jau savo. Buvai susižeidęs ranką tuo metu, todėl buvo sunku. Logiška. Bet tai kodėl tai buvo sunku? Nu, buvo sunku. O kas sunku? Jauti ir pašveisti. Jauti ir šveisti. O šitos technologijos operacijos buvo sunkios. Miglė padėjo kortelę visai arti savęs. Tai tu nesitinki su šią knygą. Ne, pakomentuok savo nuomonę.
O kodėl tu buvo įdomu? Viską atlikau šiltis visus procesus. Tai dirbant darbą, tau nebuvo nei vieno technologinės operacijos, kuri tau buvo nauja. Taip? Nebuvo? O iš kur tu turi įgūdžių šitų? Iš technologijų. Iš technologijos pamokų. Tu pritaikei visus įgūdžius, kuriuos įgyjai. Dėl to buvo nesunku. Aišku. Gerai, pasiūkite kortelės. Nesutinku su tuo, kaip draugas įvertino mano galvą. Draugas įvertino ir jūs nesutinkate. Tai reiškia, nešate arčiau prie manęs. Jeigu draugo komentaras jums atrodo geras, reiškia, jūs prieštaraujate šitam teiginiui ir tam kelią žinot prie savęs. Ką vieną norėčiau dar pakomentuoti? Ką tai ten parašė draugas apie tavo galvą? Ir komentarą. Pasakyti, ką parašė? Kodėl tu sutinki? Kur ten tos jūsų nuomonės sutapo? Mes abi sutikom, kad geras spalvos. Ir kiekvieną, ar dar kažką? Ir tenka pradėtas mūsų darbo grupės projektus. Norėčiau, kad Ieva pakalbėtų. Mums vakar geras spalvos ir kad gaminys įprastas ir kad Draugas pastebėjo, kad gaminys užlūktas susitvarkytas į galvą ant kruopščiai. Bet tu paragai man. Gerai, Gabija. Mes teikome viltį, kad gaminys tvarkingas ir geras spalvos. Geras spalvos. ir kad gaminys tinkamai išdarytas ir kad geras spalvos. Kažkaip jūs apie tas spalvas. Dauguma. Ir toks pastebėjimas. Gerai, vėl pasitvarkės. Teiginys arba toks. Mano gaminys idealus. Geriau padaryti neįmanoma. Jeigu sutinkat, nešat pas mane. Kas mano, kad tas gaminys netiesiogas? Super. Tobulybės viršūnė. Tai deda kortelę į centrą. Simona. Kodėl kortelę taip pat? Garsu. Aš manau, kad Tai ką tu gali padaryti geriau? nežinau, darbo įdėti ir galbūt gaminti geresnis. O kas ten dabar yra negražaus? Kaip pasižiūrėti minusus? Trūkumus, kokius parašyk pati arba draugės parašė? Draugas prašė, kad galėtų, būti ne viena, lėlyti ne vieną būtų, nes ir tam galėtų būti šiek tiek kopų, tai gal... Bet draugas negalėjo, žiūrėdamas dabartinį tavo gaminį, įvertinti, kad tų drabužių galėjo būti daugiau. Jis vertino tai, ką matė. O kada tu pati kokius trūkumus įžiūrėjai savo darbę, savo vertinimo darbę? Gal reikėjo tvarkingiau atlikti jiem? Jeigu tvarkingiau atlikus, gal būtų režistravas. Tvarkingiau atlikti. Gerai. Domantai, kodėl tavo kortelė taip tvarkyta rasti? Kokius trūkumus tu įžiūrėjai savo darbę? Mažai spalvų. Mažai spalvų. Prašau, man atrodo, kad numerys nelaiko atsiskaitydavo darbų. Net našta. Taip, vėlavo. Draugai atsimenate mūsų tą virtuvę tokią darbinę, ne? Tai galima buvo šitoje vietoje tikrai pasistengti geriau. Čia ne tik Domantai, ne? Šitą veiklą stryko kažkaip labai kiti tyga. Ir nepasako šito trūkumą. Ne. Ką tu gali geriau padaryti? Gal labiau galiu pasukti. O gražiau pasukti yra labiau taip
labai abstraktu. O ką konkrečiai galėjai geriau padaryti? Kokias mažus tos darbelius iš ko tas visas siuvimas susidėjo? Ką tu gali įvardinti? Kas ten buvo ne taip? Man nelabai sekėsi su siuvimu. Pačią siūlę nusiūti tau sunku buvo. Ne tai, kad sunku, bet nelabai taisyklingai. Taisyklingai, tai čia turi galvoj, kad netiesiai, nes labai siūlę ne ten klydot, kaip jį turėjo. Taip? Vėl pasimta paketas, dar vieną klydot. Teiginys skamba taip. Dabar jau žinau, ką kitą kartą galima būtų padaryti geriau. Jeigu daryti trejus, tai Taip. Jeigu žinot, dedame čia. Galime. Gali tu pasiryžus kitą kartą padaryti geriau. Aš manau, kad greičiau siuvinėčiau ir stengčiausi nesuklysti. Tu darai klaidų siuvinėdama, dėl to tau reikėjo ir laikas, ne? Ir gaišas laikas. Tada, ką Karolina padaryti geriau? aš pasirinkčiau, iš karto darbo lyginimus, aš nebuvau labai nepasidėščiau. Veiksmų seka, ar ne, apgalvotum labiau. Kol kas teiginiai baigti, dabar suteikiu žodį tam, kas dar kažką norėtų pasakyti. Taip sakant, paskutinį žodį jums suteikiu. Gal teiginys buvo, teiginius aš pasakiau tokius, kad tai, ką jūs dar noriu pasakyti, netiko nei vienam teiginiui, arba aš jūsų nepaklausiau. Galbūt šiuo metu kas nors dar kažką nori pasakyti apie tą praktinę veiklą, kurią darėme iki šios pamokos. Čia kai kuriuom mergaitėm sakė, kad gaila darbą atiduoti, o man visiškai negaila jo atiduoti, nes aš žinau, kad tas darbas bus naudojamas, tas mano gaminys bus naudojamas geram tikslui, kad vaikai galėtų gerą laiką praleisti toj prailgtos dienos grupiai, kad jie turėtų ką veikti. Šūno yra. Gal dar kas nors norėtų pasakyti? Niekas. Tada paskutinį kartą pasiimkite korteles. Ir dabar jau tikrai paskutinis teiginys yra toks. Projektas jau visiškai baigtas. Tai dabar šį kartą kažkodėl kortelės nesuėjo į vidurį. Tai kaip Domantas galvoja, kodėl jis dar nebaigtas? Dar reikia parašyti rašto darbą. Gerai. Aš manau, kad dar nebaigtas, mes dar vaikam nepadovanojom gaminių šitų. Teisingai, bet šią savaitę vaikai atostogauja, nėra kam paduoti darbų. Tai kitą pirmadienį, kai ateisite pamoką, mes nunešime ir padovanosime vaikam jūsų darbelius. Kodėl dar projektas nebaigtas? Gratai. Nesiskaitant kalbos ant to viso darbo ir pažiūrėti. Taip, tai yra žodinė kalba nerimta ir nebuvo viešo pristatymo. Tai kaip matote, padarėme tik tai dalį darbų, dar mūsų laukia kiti darbai. Tai kitą pamoką mes imsimės ir aiškinsimės, kaip įrašyti rašto darbą ir dirbsime būtent šitą dalyką. Viskas aišku. Tai gerai, tai šiandien ir baigiam tada pamoką. Ačiū. Aš pagaminau lėlę ir pasirinkau, vien dėl to, kad norėjau pagaminti, nes niekados negaminau dar lėlės. Ir man pasirodė, kad aš galėčiau tai padaryti. Kitą kartą pasirinkčiau kitą gaminį, nes norėčiau pabandyti kitus dalykus padaryti. Gal per antrą projekto pamoką mes susiformulavome uždavinius. Ir aš buvau pasirinkusi gaminti dekoracijas. Bet taip išėjo, kad mes susirinkome kitą pamoką projekto ir visi nusprendė, kas ką gamins.
Taigi nebebuvo tų žmonių, kurie norėtų gaminti tą lėlių vežimo teatrą. Ir mes tada apsisprendėme su drauge daryti lėles. Nes tos mano dekoracijos būtų nieko nevertos. Aš esu visai patenkinta savo darbu, kadangi tai yra mano pirmas gaminys, gal ne pirmas, antras gal koks, bet tai šį gaminį gaminau aš žinodama, ne šiaip sau, žinojau, kad vaikams šių gaminių reikia, kad jie galėtų praleisti gerą laiką toj prailgintos dienos grupėj, kad nebūtų ten nuobodu ir linksma būtų ten. Kitą kartą gal norėčiau išbandyti kitoj srity savo jėgas, tarkim, gal kokioj pagalbėliai, nes būtų iš tikrųjų įdomu pajusti tą jausmą, kai iš tikrųjų nori to daikto, kai tu to daikto nori pagaminti, gamini norėdama, ne šiaip savo.